balandį 2. Nugražu žemė garon. Zuikė perti užkūrė. Labas ryts, brangus bičiuliai. Sveikinus šį rykmetį iš sklypo, kur augs daug daržovių, ekologiška. Bus visko čia. Šiandien čia turiu darbėlį saldį. Jau darbuojus 3 dieną. Lyginu žemę, nes buvau labai jau tokiom jaustom daubas. Traktoriuks Murzilka. Va, šitą tas pyliams. Čia jau ir daugiau negu pusė išvežta. Su kaušeliu mažiuku tu vežiuoji. Geroji žemė ir po apačią. Nes čia kada nusipirkom praeitas metas, buvo veliena, nedirbta žemė daug metų. Storiausia veliena, kokį 20 cm gal buvo. Ir užarėm, apvertėm antrep, metus palaikėm, su lopeta prasikasiau, pavizėjau, jaudžimton, tai jau ir ta veliena pavirtusi į trašą ir ant viršos yra čia toks molis, priemolis su jaudžiami. Tai dabar anon išlyginsiu ir paskiau apversiam antrep ir bus aukso vertės žemelė. Dabar balandį 2, dar aš tik vieną kaimynę te mačiau dirbant, nes uns darba irgi ekologiška, bet uns tik ta grūdinis kultūros. O visi kiti dar veiktani dar. Nes, tai, kad su cheminiam trašom atės šitą balandį 2 pusį gals, atvarys, rondapą, užvarys, visas pikžolis viskom panaikins, biški palauks, paskiau atvarys, pasies visokių cheminių tentų trašų visokių, bus žemė vėl gyvybinga. Bet ten nebus natūrali, nebus ekologiška. Taigi, ką pagalvoji, tai tikrai čia ekologiška daug darba, bet verta dirbti. Dėl žemelės, dėl jūsų, brangus bičiuliai, kad sveika maitintumėtės. Gerai, pradėti darbuotis. Buvo pyliams dėdelis toks ir belieka tik tas kepuriuks toks. Iš viso to pylimą. Darba eina į priekį, nestovu. Vykst lyginimo, žemės lyginimo darba. Čia buvo toks kalnas. Ir čia buvo molis. Bendro sumo kažkur 40 cm molį. Aš to molį šitą čia stumdau, čia tokia duobė buvo. Bandau išlyginti. Ir kažkiek išlyginau, bet dar vis tiek maža. Ten suvežiau iš pylimo, duobė buvo didelė. Jūs šitą žemė buvo nelygiai, ten tas matos dar jo vieną jausti nelygiai, dar reikės nuo gatvės biškį parsistumti. Ko noriu parodyti? Va, išsikasiau duobę. Čia labai gera matos žemės sluoksnis. Va, čia yra tos vietos molį kažkur 27 cm. Buvo 40, tai kažkur 13 cm jau nuvaliau. O aukso vertės jaudžiams žemė, jau čia jau sunkas sundau, ir kažkur 30 cm. Ir dabar tikslas ir ton 30, tegu būn 20, 25, jeigu pavyktų perversti antrep. Bet, sakė, šarti gal tik 40 cm kažkur geriausio atveju, o reikėtų iš tikrųjų kažkur 50. Reiks dar ton molį drožti.
Dar kokį 10 cm, jeigu pavyks nudrožti, bus labai gera. Ojojoj, bet ką čia reiks padaryti, aš nežinau, dar čia reiks pagalvoti. Taigi, tai va tokie darbelė čia yra. Jauts darbėlis. Dar viena duobė. Čia to vieto, kur yra prigatės. Viena jausta tokį daubą irgi ir čia ištesienį tokį. Čia va, ten, kur į tas piliams kaimyn, o ten vis ir ta vieta ir dabar dar tebė matos, kad ir jau tebė išlyginau, kiek šiandien dar reikės lyginti. Ir iškėlusi. Ir dabar va pamatausiu, čia kur nėra molį. Kur yra, sakant, originali žemė. Išsikasiau duobį iki moliaus ir va turim mes kažkur 30-35 cm gryną jau žemė. Va. Visa čia ta slyps turėtų būti. Nu, pazavim darbą baigti. Bendras vaizdas jau gražesnis. Bet dar nėra taip didelė. Nu, ten kalvelė. Patos ten yra gamtos reiškinys jau. Ten nieko nepadarysi, nes ten jau žemė nėra daug. Nu, va čia šiek tiek yra dar biški kalvelė, molis. Iš esmės čia kaip ir teiktų, bet problema yra ta, kad čia yra molį 20, kiek ten sakiau, 7 cm. Ir dar papačiai jau žemis per daug molį, nes nesugeb išversti pusę metrą. Bet vat jau vaizdėlis neblogs. Va. Ten to vieto buvo didelė duobė, ten buvo pelkė. Šiek tiek ir dar matos toks išlinkėjimas step. Nežymus, bet palyginus ką buvo, jau daug gražiau. Čia irgi tokia buvo jausta tokia dauba. Iš tos pusės va parstūmiau. Nu, dar ir. Bet jau daug gražiau. Aišku, dar gal reikėtų iš ten tą kartą sustumti. Iš ten čia. Ir gal reikėtų tą molį dar biškį. Vis tiek. Manyčiau, kad reikėtų. Molį reikėtų sustumti o ten. Tokį daubą yra. Čia būtų idealus variantas. Ir tada būtų jau pasiekiams jaudžiams. Nu gerai, konta, šiandieną užteks. Reik varyt numė, jau man brangioj skamban. Sako, varyk numė, sako, ne. Užteks čia blūdyti. Su vienu kaimynu šnekėjos. Sakau, nedarbais dar, ūkininkas irgi. Ne, sako, aš, sak, dar neblūdėjau, sako. Žodžiu, nėra kom pasakyti. O aš blūdėjau. Gerai, iki. Aurėlis tai toks jau nekas.